Labą dieną. Atvažiavau šiandien pas Ireną į Radviliškį, tam, kad pasiklausyti jos istorijos vartojant M International produktus. Laukia įdomus pasakojimas, klausomės. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, Lijana. Labą dieną visiems. Atvažiavau pas jūs, kad papasakotumėt, kaip veikia M International produktai, kiek laiko vartojat ir ką jutot ir kas pasikeitė pas jūs sveikatoje ir aplamai jūsų gyvenime. Gerų naujienų, žodžiu, laukiu. Gyvenime pasikeitė šis tas. Nežinau, nenudžiuginsiu turbūt savo kažkokiu tai labai įspūdingu pasakojimu. Kadangi neturiu labai rimtų problemų, kiek teko matyti, kiek teko girdėti iš Zoomo, iš šiaip žmonių pasisakymų. Bet vis vien nėra tokio žmogaus, kuris turbūt neturėtų šiokių tokių problemėlių. Visi mes jų turim. Galų gale gyvenimas juk taip nestovi vietai. Jis truputėlį ir palamdo, ir leidžia ir pasveikatinti, leidžia ir vėl atsipalaiduoji kartais, pajunti, kad kažko reikia. Tai Lijanos dėka pradėjau vartoti produktus. Oi, kaip smagu. Labai atsargiai pradėjau vartoti, nes visi žinot ir visi šnekam apie tai, kad labai daug rinkoje visokiausių produktų. Man taip pat teko vartoti ir vienos šalies, ir kitos, ir visur viskas būna labai gerai. Todėl labai atsargiai taip galvoju, pabandysiu. Kaip žmonės sako, nereikia bandyti, reikia imti ir daryti. Tai aš nusprendžiau, kad sveikata, turbūt brangiausia už viską yra. Vartoju jau 4. mėnesį. Ne visai tvarkingai vartojau, pradžioje tai pabandžiau, po to buvo atostogos, tai užmirždavau, tai dar kas nors. Grįžus po atostogų, susiėmiau rimtai. Ir galiu pasakyti, kas pasikeitė manyje. Turbūt didžiausias pokytis yra tame, kad man pagerėjo skrandžio darbas. Žinote, kokius 2 metus aš ištisai kosėdavau. Ypatingai rytais tokie kosuliai užeidavo net iki pykinimo. Aš žinojau, kad tai ne bronchitas, ne plaučių uždegimas, kad tai yra skrandžio problemos, todėl kad rūgštis labai kildavo. Bet ką suvalgius, jeigu šiek tiek riebiau, aš jau riebiai nemėgstu valgyti. Šiek tiek riebiau suvalgius, man visada, kaip sako, rėmo ėsdavo, taip liaudiškai tariant. Žodžiu, rūgštis kildavo. Ir kažkaip dabar, rugsėjo mėnesį pastebėjau, kad pasikeitė. Dingo kosulys. Dingo tas toks skrandžio išskiriamos tos sultis tokios, kurios kildavo man iki pat gerklės. Ir aš valgau viską. Labai man patiko Valentino žodžiai susitikime, kad nieko savo neatsakykit. Valgykit viską. Ko norit, kada norit ir kaip norit. Tai valgau viską tikrai. Labai kartais įdomiai būna. Vieną dieną apetitas lyg padidėja. Kitą dieną visai lyg nesinori valgyti. Kas liečia svorį. Aš nežinau, svarstyklių nebandžiau dar, tiesiog nenoriu. Palauksiu truputėlį. Bet jaučiu, kad sumažėjo vidiniai riebalai. Nes visi mes jaučiam. Ir rūbus, kai apsivelkam, ir pasilenkiant, ir darant kažką. Nes darydavausi tyrimus ir man visada sakydavo, kad mano pareibėja kepenys. Tai matyt, to
pasėkoje, šitų produktų pasėkoje, kol aš juos vartoju, matyt, man tvarkosi. Nebėra šitų parebėjimų ir labai džiaugiuosi, ko niekada gyvenime negalėjau atsikratyti. Visą laiką buvau cholesterolio didelio neturėjau, bet jis padidėjęs kažkaip. Tai va, prieš Viskas gerai, paskiau mes dabar darom įrašą. Gerai. Aš paliksiu vieną liuką. Ačiū. Malonu, vyras vynuogę atnešė pragauti. Tai va, ką ir norėjau pasakyti, tęsiant savo mintį, kad dar pasidarius tyrimus, man cholesterolis tas, nors jo ir nebuvo daug, jis pamažėjo. Kraujo tyrimai fantastiniai. Nieko netrūksta, viskas labai gerai, išskyrus vitaminą D, kurį galima panaudoti. Ir tokioj formoje, ir kitokioje, ir maisto formoje, ir visą kitą. Bet aš naudoju ne vieną. Man čia kaip smagu, aš net spirgu, bet ir klausausi gerai. Aš naudoju ne vieną. Naudoja mano šeima, mano dukros, mano anūkės ir mano žentai. Pirmas buvo toks labai džiugus pranešimas, toks iš mano dukros, mamytė, mano Dija, anūkė, nebenori saldumynų. O čia buvo didžiulis, jai kiekvieną dieną būtinai desertui pavalgę reikėdavo. Dija, tai ta didžioji? Didžioji, jo. Jai metukų kiek? Jai 6 metukai. Bet naudoja ir dar kita anūkė, kuriai 1,5 metukų. Ryte, kada mes pavalgydavom pusryčius, kol jos čia viešėjo, po pusryčių dukra paimdavo pakelį Mimakso, abi labai gražiai atsistodavo ir iškišdavo liežuviukus. Nes joms reikia užberti Mimakso. Ir mažytė, ir didžioji. Taip jau gražiai jos, taip jau Mimaksas ir Bliumaksas, tai buvo pagrindinis jų skanumynas. Mano anūkė netgi sukūrė filmą, gal kada nors aš jį įdėsiu, apie Mimakso, Bliumakso ir Grinmakso naudojimą 6 metų. Jo. O vakare mes, kadangi pas močiutę viešėjo vasarą, tai atsigulam vakare, močiutė paskaitykim apie Grinmaksą. Tai buvo mūsų ne pasaka, o skaitimas apie Grinmaksą ir žiūrėjimas filmukų. Ir atsimenat, kai pas mane buvo atvažiavus produktų. Taip. Dija sako, kiek tu turi daug Makso. Džiaugsmingai, wow, galvoju. Jom kažkai labai svarbu. Jo. Taip, toliau tęsiant pokalbį apie mane. Atsirado daugiau energijos. Žinote, šį rudenį viena susikasiu savo daržą. Taip, ir svarbiausia, kaip, tie sąnariai skauda visiems. Aš turėjau prieš metus klubo operaciją, labai, tiesiog nugarą tą man labai laužė. Šiemet aš pastebėjau, kad aš vaikštų ir, truputį paskauda, atsistoju ir vėl neskauda. Galvoju, kad žinau, ko man čia taip pagerėjo. Ką žinau, ko. Tai va. Ir kaip galvojat, o jūs ką geriat, kokius produktus? Aš geriu Mimaksą, Bliumaksą ir Grinmaksą. Tuos 3 geriu pagrindinius produktus. Fleximakso negeriu? Fleximakso dar negeriu. Manau, kad reikėtų pabandyti jau. Sąnariai. Taip. Mano mama geria Fleximaksą. Sąnariai, kad ir jau nėra iš vis jokių problemų su sąnariais. Tai va, sekantis užsakymas bus Fleximaksas. Taip. Gerai. Ir dar šiokių tokių, kaip jaunystėje, nežinau, čia gerai ar negerai. Atrodo, jau tas mano draugas Klemensas ir išėjęs kažkur, bet vis dar dabar prakaitas pradedam atsirasti kartais iš to. Ir aišku, Jekaterina, tai visos tos moteriškos problemos, visi tie hemorojai kažkur tai nyksta ir išnyksta. Ir šiaip, ir visi mes tų ir papilomų turim,
Nu, dar aš turiu šiek tiek žvynelinę lik pradėjo. Taip pat pradėjau tepti dabar su Jekaterina. Jo. Gerit Ir viską tepat. geriu viską ir tepu. Ir dar kartais išgeriu Bliumaksą ir užtepu ant tos vietelės, kur atsiranda tokia žaizdelė. Bliumaksų. Mimaksą reikia barstyti. Ant žaizdelio. Nu, Ne tai va. Mimaksą, Mimaksą. Jo. Mhm. Nu, Mimaksą pabandysim. Jo. Tai va, žodžiu, džiaugiuosi, vartoju ir vyrui duodu pavartoti. Vyras po labai sunkios ligos. Birželio mėnesį nesikėlė iš lovos visai. Liepos mėnesį šiek tiek, bet būdu atsikelia, pavalgo ir atgal. Vakar jis dirbo ir pakeitė klozetą viršuje. Nu, vaikšto buvo vyno Vaikšto, nešęs. taip, būdavo pavalgo ir į lovą. Dabar dirba, vat ir vynuogių mums atnešė pavaišinti. Mhm. Oi, kaip Manau, smagu. kad Oi, kaip gerai. Aida, žinot, ką papasakokit, Irena, apie jūsų kelionę į Palangą? Kaip sakėt, kad susirgot Jo, COVID jo. ir... atskrido dukra ir matyt, nežinau, gal lėktuve, gal dar kažkur tai, nu tiesiog atskrido su COVID-u. Ir kaip mes čia visi šeimoje draugiškai pasidalinom. Bet mano sirgimas tęsiasi, nu gal 3 dienas. Temperatūros nebuvo, bet aš pasikonsultavau su Diana, gėriau taip, kaip man patarė, daugiau padauginau šitų produktų ir 3 dienos ir aš buvau sveika. Jokių šalutinių poveikių, jokių liekamųjų, niekam neliko, visi mes labai greit pasveikom. Oi, kaip smagu, labai Tai gerai. vat. Kaip man smagu. Irena, kaip jums ačiū. Labai labai ačiū. Tikiuosi buvo įdomu. Žmonės nebijokit, žmonės bandykit. Nepabandys nesužinosi. Jeigu norit būti sveiki, vartokit M International produktus. 21 amžiaus stebuklą, kurį mes turim savo rankose. Ir galim juos vartoti, jeigu norim būti sveiki. Šiai dienai tiek, iki kitų susitikimų. Viso gero. Ačiū, Lijana. Ačiū, Irena.